mes persikėlėm pagaliau į naujus kultūros namus. O juk daug metų laukia. Nu jau laukia mūsų 20 metų, jeigu nedaugiau. Kultūros namų nebuvo gerų. O dabar turėsit šiuolaikinius jau? Turėsim puikius kultūros namus su visom pagalbinėm patalpom, su visais kabinėtais, su grimo kambariais. Pasižiūrėkit patys, matytis, koks čia yra grožis. Širdis džiauga. Džiauga širdis. Tai bus sąlygs medinė veikla. Taip, jau nesinorės neišeiti iš čia. Va, jau moteris ir laukia atidarimo, matau. Labai laukiam, labai. O jūs ansamblis Šatrijos tebegyvo? Nu gyvuoda jau 30 kiek bus 9 metai greitai, ne? Greit turėsime 40 metų jubiliejų. O. Tai vat ir šnekamės, kaip bus, kas čia. O moteris vis dar jauna. Pabandyk pasėti, ką patrodys. Kiek metų dalyvaujat Šatrijos ansamblis? Jau daug, kokį 27. Aš tai 25. O jūs? Aš tai jau trumpesnis laikas. Jaunesnį tave sudaro. 9 metų. O, čia dar jaunų. Ko šiandien palinkėti, kad tie namai visada būtų pilni ir biblioteka skaitytojų, kultūros renginių daug netrūktų ir lankytos visi Lukiškiai čia ir ne tik Lukiškiai, bet ir svečiai ir bendruomenės namai, kad visada būtų jaukus visiems malonus, kad tikrai tie namai būtų Lukės traukos centras. To norėčiau palinkėti, kad jie gyvuotų. Šiandien man dviguba šventė. Kažkada prieš 25 metus teko atidaryti ir aktą teikti pirmą kartą. Šiandien po rekonstrukcijos įteiksiu raktą antrą kartą, tačiau šiandien aš nusiteikęs žymiai geriau, kadangi atlikta yra ir gražiau, ir kokybiškiau. Ir aš manau, kad šį kartą pastatas bus ilgai gražiai eksploatuojamas ir čia neges vakarais šviesos, čia atėję žmonės vakarais gaus dvasinio peno labai daug. Ir leiskit man Genutei, seniūniai įteikti raktą. Bendruomenė. Čia biblioteka. Prieš 25 metus tas pastatas buvo pastatytas, pirmą kartą šiandien gimtadienį. Buvo, aišku, ne taip gražu kaip šiandien, bet buvo gražu, tais laikais buvo gražu. Paskui po biškį tas pastatas pradėjo mirti. Ir labai dėkoju, mes čia pradėjom visą tą vajų prieš kokį 7 metus, kad reikia, čia susikūrė bendruomenė, visi sakom, kad reikia. Ir nežinau, man ir graudu, ir džiaugsminga, kad atsiliepė taryba, savivaldybės administracija su visais skyriais, kurie įtakoja šito pastato statybai, architektams, kad prikėlė mūsų šitą mielą, brangų pastatą, kurį kažkada statė ūkis ūkiniu būdu ir neleido jam numirti. Ir šiandien mes vėl džiaugsimės šitomis patalpomis. Ne tik patalpomis, vienas mūsų kraštelis, ne kraštelis, bet visus plotas, pasidarė europinis, gražus, mėla, malonu bus praeiti pro jį. Ačiū visiems. Bye.
da